Esu Dalia, 33 metų skaitmeninės rinkodaros specialistė iš Kauno. Mano veikla skirta ne tiesiog uždirbti pinigus, o padėti plisti inovacijoms Lietuvoje, kurios palengvina darbą bei padeda priimti labiau pamatuotus sprendimus versle. Tikrai nelaikau savęs verslininkė, labiau antreprenerė. Bet ši istorija ne apie tai. Kovotoja esu nuo pat mažens. Visa vaikystė ir paauglystė praėjo treniruojantis įvairų kontaktinį sportą. Tuo metu buvau pirmoji kovų be taisyklių sportininkė Lietuvoje. Man pasisekė gauti puikius trenerius, dalyvaudavau varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Po vidurinės bandžiau stoti net į karo akademiją. Na, dabar visai džiaugiuosi neįstojusi. Įdomiausia tai, kad dauguma kovinių šakų sportininkų iš tiesų yra labai taikus ir ramūs žmonės. Aš pati labai nemėgstu jokios agresijos, netoleruoju pakelto balso bendraujant, man tai silpnumo ženklas. Nuo vaikystės turėjau aiškę viziją, kad noriu būti nepriklausoma, noriu dirbti savo. Nepaisant to, kad tėvai ir močiutė man siūlė mažinti svajones, savotiškai karpė sparnus sakydami, kad nesu princesė ant žirnio ir negimiau verslininkų šeimoje. Tačiau sulig metais atrodo mano įsitikinimas nebūti samdoma darbuotoja, dėl jų prieštaravimų tik stiprėjo. Ištekėjau gan anksti ir būdama vos 20 susilaukiau dukters. Deja, santuoka truko neilgai. Ir nors buvome jauni, bet pakankamai brandžios asmenybės, kartu priėmėme sprendimą pasukti skirtingais keliais. Iš visų jėgų stengiausi suderinti motinystę, darbą ir studijas, kad pasiekčiau savo svajones. Taip, nebuvo lengva. Živ susirgau būdama 25, sužinojau netikėtai, atliekant profilaktinius kraujo tyrimus. Tuo metu galvojau, kad mano pasaulis sugriuvo. Mintise palaidojau save kartu su Fredžiu Merkuriu. Buvo sunku patikėti, kad užsikrėčiau nuo savo mylimojo, su kuriuo puoselėjome ilgalaikius santykius. Turėjau išmokti, nekaltinti savęs, kad ištraukiau ne tą loterijos bilietą. Živ seniai nebėra homoseksualių ar narkotikus vartojančių asmenų liga. Jeigu esate gražiuose santykiuose, o jūsų partneris yra sėkmingas, padorus, būtent taip man ir nutiko, tai dar nereiškia, kad esate saugus nuo živ. Pažįstu ir daugiau išsilavinusių sėkmingų moterų, kurios taip pat yra ištraukusios ne tą loterijos bilietą. Tačiau nepalūžti man labiausiai padėjo suvokimas, kad ir aš galiu gyventi visavertį gyvenimą. Nustojau ieškoti pasiteisinimų ir supratau, kad mano liga nėra priežastis ko nors nedaryti dėl savęs ar savo artimųjų. Būtent po šio apsisprendimo atsirado puiki proga tobulinti savo profesinius įgūdžius. Ir aš šoviau aukštyn, atsivėrė platesnės galimybės įgyvendinti tai, ko taip ilgai siekiau. Turiu pripažinti, kova su živ sustiprino mane kaip žmogų. Turiu daugiau vidinės jėgos kovoti su įvairiais gyvenimo sunkumais. Prisimenu dar vaikystėje duotą tėvų patarimą, kuris iki šiol mane lydi. Drąsa turėjo eiti kartu su atsargumu. Šiek tiek adaptavau jį savo gyvenimui ir prieš priimdama drąsesnius sprendimus skiriu papildomą laiko rizikos vertinimui. Esu viena iš nedaugelio viešai prakalbusių apie tai, kad gyvenu su živ. Nepaisant to, kad man taikomas efektyvus antiretrovirusinis gydymas ir moksliniais tyrimais patvirtinta, kad nieko negaliu užkrėsti ar kitaip perduoti šį virusą, vis tiek susiduriu su daugybė aštrios kritikos ir stereotipais, kurie išlikę iki šių dienų. Todėl sąmoningai pasirinkau šviesti visuomenę ir prisidėti prie to, kad tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje atsirastų nauja karta be živ. Sustabdyti šį virusą gali tik ankstyva diagnozė ir laiku pradėtas gydymas. Man sunku matyti, kad daug sergančiųjų bijo prisipažinti net savo artimiesiems. Aš suprantu, kad jie jaučiasi vieniši, dažnu atveju palūžta psichologiškai ir net atsiriboja nuo gydymo. Šiandieninė statistika rodo, kad net 57% žinančių, jog yra infekuoti, nutraukia gydymą. Savaime suprantama kyla klausimas, kodėl. Bandydama atsakyti į šį klausimą, aš noriu aktyviai veikti, kad situacija pasikeistų iš esmės. Gaila, kad vis dar labai mažai žmonių žino, jog taikant antiretrovirusinį gydymą, žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą, gali gimdyti sveikus vaikus ir apskritai ši diagnozė seniai nebėra mirties nuosprendis.
Galbūt, jei ši žinia paplistų plačiau, sergantieji živ nebūtų taip stigmatizuojami ir ši pasaulinė problema būtų gerokai mažesnė. Esu dėkinga, kad šiuo metu mane supa sąmoninga aplinka ir galiu apie tai kalbėti garsiai. Noriu ir kitiems parodyti, kad stigma egzistuoja tik dėl nežinojimo ir išankstinio nusistatymo. Turiu svajonę, kad žemėje būtų daugiau pagarbos ir empatijos vienas kitam, kad nebūtų primetamos nuomonės, savos vertybės ir niekinami mąstantis kitaip. Tai būtina sąlyga, kad vietos pasaulyje užtektų visiems. Ir tai man suteikia daug motyvacijos šiandienos mano pasirinkimuose. Nuoširdžiai tikiu, kad ateis ta diena, kai tapsime karta be AIDS.